Sveiki, brangus žemdirbiai. Lietuvoje ruduo, pats darbymetis ir akmuo net kruta. Mūsų redakcija atvažiavo pas pavyzdingą ūkininką Boleslovą ir užduosim keletą klausimų. Kaip, atsiprašau, kaip sekasi? Ko jūs rėkaunat ant mano ūkio? Labą dieną. Padėk Dieve, bulviakasis turbūt, ar ne? Taip, kasami bulves, labai daug prikasiau, užderėjo. Pernai vat šitą pavasarį ir pakasiau, šiandien atkasiu dabar jau. O kaip derlius, kaip vertinote? Derlius, pats matai, koks čia derlius šiais laikais, žinai. Tai kaip jūs kasate tas bulbas? Kaip kasu? Parodysiu, žiūrėkit. Pailsau labai. Ne veltui jūs pavyzdinis ūkininkas. Taip, žinot, aš kiekvieną pavasarį jas pakavoju tenais po žvelieną ir kiekvieną rudenį randu. Klausykit, aš jūs kur tai mačiau, jūs turbūt Lietuvos televizijoje dirbat. Dirbau, bet už gerimą išmetė. Aš tokit per 50 metų tik bulves kast moku, daugiau nieko nemoku daryti, o man nereikia. Tai ką jūs su tom bulvėm darote? Ką? Ką jūs su tom bulvėm darot? Su bulvėm? Taip. Ai, maišus įdedu į kabliuką Maskvyčių ir važiuoju pa Šilaičius, į Lazdynus, pa žmonės dzinti būtą, atidaro duris, sakau, bulvių nereikia, po 7 centus maišas, žinot, nes man kaip tik išeina tada ant autobuso gaunas ir tas ant to išeina, bet dažniausiai žmonės sako, kad nereikia jiems tų bulvių. Tai jūs nieko neuždirba, taip ir skaitau. Tai tas ant to išeina. Tai kad parduotuviai bulvių yra. Kur jūs? Čia. Tai kad parduotuviai galima bulvių nusipirkti. Kaip tai? Taip, ir pigiai. Parduotuviai? Tai kam aš jas auginu? Kam aš jas auginu tada? Kam aš jas auginu? Kam aš tą žemelę dirbu tada? Kam aš jas auginu? Tai nereikia man tada tų bulvių. Nereikia man tų bulvių. Gal jums reikia bulvių? Viską išvagė Landsbergis. Galūkius išardė viską. Buvo tokios kiaulytės dailios. Technika išgrobstė. Kam aš tas bulves auginu? Eikit nuo mane! Viešpatie Dieve man!